mero taurė laimėti apdovanojimą. Tai vat buvo 4 mūsų tūrai plaukėm ir manau, kad šitas sezonas buvo tikrai labai įdomus ir linksmas. Pirmą tūrą plaukėm Nemunu, antras tūras buvo... Kur antras tūras buvo, kas pasakys? Neris. Antras buvo tūras Neris, trečias tūras buvo Vilnelė ir šiandien 4 tūrą praplaukėm Sartais. Kuo norėčiau pasidžiaugti, kad tikrai, manau, daugumas sutiks su tuo, kad tikrai buvo įdomus plaukimai. Įdomus ne tik plaukimo prasme, bet jie buvo tikrai ir turiningi, ir prasmingi, ir istorinė prasme, nes aplankėm Pažaislio vienuolyną, buvom katedroj Vilniuje, buvom prezidentūroj, buvom Kernavėj ir Kernavės muziejų aplankėm. Tai va, tikrai manau, daug kam buvo labai įdomių įspūdžių, daug ko naujo sužinojom, daug ką apie istoriją pavartėm puslapių, dar neskaitytų ir negirdėtų. Buvo ir linksmumo, buvo ir traumų labai rimtų, kurios baigėsi net ligoniniai, bet ačiū Dievui, viskas gerai, pabaiga gera. Tai va, ir šiandien už tai sėkmingai visi esame čia, sveiki, pasigydę, sportavę ir laimingi. Mūsų šitom varžybom tauriai laimėti, nes labai jaunų veidų nemažai atsirado, reiškia, mūsų gretuose prisijungė ir labai ištikimai visose etapuose dalyvauja. Ir kartais nebuvo taip, kad ir baidarį jau pritrūkom, konkurencija atsirado, tai turim šią dieną 15 laivų. Tai buvo toks vienas momentas, kad jau reiko ir žvoti, ne taip? Taip, 17. Porą ekipažų. Tai džiugu ir manau, kad mes ir toliau vykdysim tas varžybas, tik šiek tiek gal dabar keisim formatą, mes jau šiek tiek diskutuojam tą temą, gal bus nebe porinis, dar bus pavienis, kiekvienas už save. Tai dar tikriausiai daugiau bus tokio aktyvumo, nes tada bus kažkaip didesnė konkurencija. Tai va, labai ačiū visiems, kad dalyvaujat, labai džiugu ir dabar gal tada girdėmis. Gal autografas yra? Nėra. Aš žinojau, kad tai bus tai nedėlė. Iki Nemuno ir Dubysos žiočių pasisodino žmoną pirmas gyvenimą atsisėdus į valtį. Jei atsisėdus į valtį, kadangi žemaičiai ežerų neturi, tai nemoka plaukti. Tai žinau, ką tas reiškia. Ką reiškia plaukti upe. Plaukėm 17 ekipažų, visa mūsų plati giminė. Giminės progas organizavom tokį plaukimą. Ir iš tikrųjų buvo visko. Ir vertimų buvo, ir norėjimo išlipti prieš kliūtį iš valties. Nors ir daug svirkų per galvą, buvo tokių dalykų. Tai aš pilnai suprantu, ką tas reiškia. O man tai įstrigo tas plaukimas Dubyse dėl to, kad buvo labai graži diena. Ir matyt, buvo tas pats sezonas, buvo Liepos pabaiga. Ir man tai pasirodė, kad Dubyse taposi kaip autostrada. Aišku, į vieną pusę visi daugiausiai plaukia. Lenktyniauja tikrai labai smagus. Ir net ir ne visai netikėta susitikti pažįstamų veidų. Tas sportas tikrai tokiam grynam ore. Šviežiam, plaukdamas tikrai pamatai tokių vaizdų, jūs tikriausiai pamatėte tokių vaizdų, ką važiuodamas mašina arba net ir lėktuvus skridamas nepamatysi. Senam, išskėstom rankom, ypač kiekvieną kartą prie kranto. Visada padės, visada pagelbės ir tai iš tikrųjų įdomu kiekvienam iš mūsų ir kiekvienas vis kažką naujo, manau, čia randa. Atranda naujų draugų, naujų pažinčių, naujų potyrių ir manau, ne man vienai čia taip yra gera. Audrius ir Brigita. Kas nežino, tai yra tėtis ir dukra. Taurė, ne?
Čia jie iš dviejų dalių tokia, ne? Tai ką? Nenusileis tėveliui, sėkmės pačiai, lauk ir toliau. Kad pasitiktų ne tik ant kranto, bet ir kai kur vidury upės, kaip nelaimė.